Dar mokydamasi mokykloje, mokytoja sakė, kad labai lengvai rašau. Ir kadangi pagyrė, dar dalyvavau ir literatų būrelyje, tai pasiūliau keletą apsakymų mūsų mokytoja ir galvojau, kad jau tada būsiu jauna, daug žadanti rašytoja. Mokytoja perskaitė ir sako, Nijole, tavo apsakymėliai tikrai labai žavūs, bet tiesiog tau dar reikia tam, kad tu taptum rašytoja, tau reikia įgyti gyvenimo patirties. Ir štai dabar aš jau galvoju, kad įgijau pakankamai tos patirties ir galvoju, kad mano mokytoja apsidžiaugtų ir sakytų, nu va, sakiau, kad įgysi patirties ir galėsi parašyti knygą. Nes prisimindama mokytojo žodžius, galima sakyti, visą gyvenimą vis galvojau, ar jau dabar galiu parašyti tą knygą. Ir taip norėjau rašyti, bet neįsivaizdavau, kokią knygą norėčiau parašyti. Romanas, koks siužetas turėtų būti, lėkštą nenorėjau. Kokią nors kitokią fantastinių pati nelabai mėgstu. Ir va taip ir gyvenau su tą mintim, kad vieną dieną parašysiu knygą. Ir ta diena atėjo, kai perskaičiau knygą apie Mišelę Obamą, apie jos gyvenimo istoriją. Ir aš tada tiesiog man nušvito, kažkas nukrito, atrodo iš dangaus, nusileido, kad labai tapo aišku, kokią knygą aš noriu parašyti. Knygą apie save, apie savo istoriją, bet kad ta knyga ir ta istorija mano būtų kartu ir apie kitus žmonės. Ir kad tai galėtų būti įdomu ir naudinga ne tik man pačiai, bet ir kitiems. Ir pradėjau šitą knygą rašyti ir pavadinimas buvo, sugalvojau pavadinimą, laiškai mano bendramžiams. Bendramžiai. Ir tokia forma, laiškų forma, kad truputėlį savo gyvenimo istorijos. Tačiau kiekvienas laiškas buvo su tam tikra tema. Kaip gyvenime nenusiminti, kaip gyventi laimingai, kaip aš tai dariau. Ir nenorėjau, kad ta knyga būtų tokia metodinė, pamokanti knyga, nes tokių knygų labai daug. Tiek tai žingsnelių, tiek tai programų, tiek tai visokių planų. Bet pastebėjau, kad žmonės yra kiti žmonės. Vieni žmonės mėgsta tokią tvirtą programą su tvirta struktūra, tačiau kitiems labai patinka klausytis kažkieno istorijos ir tame jie atranda save. Ir mano knyga taip ir sugalvojau parašyti, taip jie ir rašiau. Įpusėjusi knygos rašymą, kaip tik išėjau į pensiją ir pagalvojau, kad reikėtų, jeigu jau nebaigiau literatūros studijuodama universitete, tai yra 3 amžiaus universitetas ir jame yra literatūros fakultetas. Ir taip aš tapau prieš porą metų, kaip tik įsijungiau į literatūros fakulteto studentų gretas ir jau studijuodama užbaigiau savo knygą parašyti ir išleidau tą knygą. Ir galvojau, kad ta mano knyga, ne tik galvoju, bet jau ir žinau iš savo skaitytojų atsiliepimų, kaip dekanas sakė, kad išleidau 2 nedidelius tiražus, bet 2 leidimus. Ir pirmą savo tiražą aš išdovanojau žmonėms, kuriems tai galėjo būti įdomu. Bet užtat aš susirinkau daug atsiliepimų ir žinau, kad ta knyga tikrai yra naudinga ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir jaunimui, nes ta knyga apie mus. Mes visi susiduriam su tam tikromis problemomis, vieni su jau atėjusiu vyresniu amžiu, kaip gyventi, ką daryti. Kiti su problemomis, kurios jos ištinka, kad ir bet kuriame gerokai jaunesnėme amžiuje. Berašydama šitą knygą aš ją perrašinėjau 3 kartus. Pirmą kartą norėjau tiesiog savo laiškų formą pasidalinti savo patirtimi, kuri galėtų būti naudinga kitiems žmonėms. 3 variantą aš parašiau ir kuris tikrai atitiko temą pagrindinę, rinkimės laimingą gyvenimą. Berašydama ir tą knygą ir gilindamas būtent į laimę savoką ir kodėl būtent vyresni žmonės turi ir gali būti laimingi ir nuo ko tai priklauso, aš pati labai daug domėjausi ir pati labai daug ko gavau. Ir atrodo labai keista. Atrodo, tą kiekvienas žmogus mato ir girdi, tačiau berašydama supratau, kad kokie mes būsime sulaukę vyresnio amžiaus priklauso nuo mūsų. Ne nuo daktarų, ne nuo universitetų, ne nuo kažko kito, priklauso nuo mūsų pačių. Jeigu mes visą gyvenimą sėdėjom ant sofutės, žiūrėjom televizorių, tai kas laukia, kai mes tapsime vyresni, nebeturėsime kasdienio darbo. Lygiai taip pat tikriausiai sėdėsime ant sofutės
ir lauksime, kad mums kažkas kažką atneštų, parodytų, padėtų būti laimingesniems. Jeigu norime būti laimingi vyresniame amžiuje, turėtume tam ruoštis. Ir kai kurie autoriai sako, kai kurie žymūs žmonės sako, kad tam reikėtų ruoštis visą gyvenimą.